Sveikas drūtas, bratka. Klausai, bratka. Lukutį vėkulį. Klausai, kas tai yra tas daiktas? Bliutufas. Bliutufas? Bliutufas? Nu, kaip čia tau razaiškint? Čia tokis, kaip kontaktas. Vienas priboras į kitas priboras guli vienas nuo kitą per 5 metrus. Nu, guli į kų. Nu, vieną priborą bliutufu injungi, patam kitą priborą bliutufu injungi. I galvoji, ar tarp jų vatinai asimezgė ryšys. Kapoji? Nieką nekapuju. Nu jau paprasčiau paaiškinti nėra kaip. Priborai kaip tai vienas kitų jaučia. Kapuji? Kaip jaučia? Nu gerai. Vat stovim mes su tavim vienas nuo kitą per 5 metrus. Tu jai asibesdėjai. Nu, ragis nieką neinvyka. Aš jai jaučiu. Kapuji? Šitų kapuju. Tai pagal bliutufu mes turim būti abudžiai asibesdėjai į vienas kitų jaust. O, pravilniai uturi. Ir da, kad ryšys nenutrūkt, turi besdėt nenustodamas. Tai dabar jasna? Jeigu daugiau priborų su bliutufu, kaip tada? Nieka nesiskiria, pat bažnyčia asibesdėk visi aplinkam jaučia. Jeigu aslai injungta. Tai jeigu nosis aš gulus įkvepuoji praburnų, nu tai brata do ryšia nebus. Ale tu matai, liko mokslas daja. Terpu priborų bezdalusas tvarka. Šit braliukas. Ale inžinieriai, kala šitos bliutufus išranda, tai bro prisuosta. Aš tati saka, kad šitas kompiuterius sveikatas neprideda. Mielieji, jau nedaug liko iki balandžio 1-osios, kuomet pamatysite apdovanojimus dviračio žvaigždė. Įvertinom atsakingai, pavyko juokingai.